Niekur nepabėgsit nuo manęs dabar. Tu man duok parūkyti, gaidynės gausiai kepalą. Nesinoriu užmušti. Apiplėšimas čia kažkoks bohemijos išmislas. Sveiki visi susirinkę į K2 Comedy klubą. Aš esu Tomašas, o jūs žiūrit laidą Komisija. Šiandien mes surinkome jums 5 nuostabius komikus, visi 5 vyrukai. Ir šiandien mes davėm jiems ne visai puikias užduotis. Taigi, dalyviai nežino, kaipgi sekėsi jų varžovams. O geriausias dalykas tai, kad jūs, gerbiama komisija, gerbiama publika, šiandien susirinkę į K2 Comedy klubą ir galėsit nuspręsti, kas iš jų yra nugalėtojas. O su šita užduotim man padės ją įvykdyti ir mano asmeniškai misija va šitą įvykdyti vienas ir vienintelis gražus ir žavus Arensas. Pasitikit Arensą plojimais. Sveiki, labas Tomašai. Sveiki Arensai, labai Sveiki, miela malonu. komisija. Ar mes pasiruošę išvysti dar žavingesnius ir juokingesnius dalyvius? Taip, Arensai, o tai kas šiandien turėjo apsirengti mūsų dalyviai? Tai pirmoji misija yra apsirengti taip, kad atrodytų madingas po 30 metų. Taigi, komisija, ar esat pasiruošę pamatyti, kaipgi mes rengsimės po 30 metų? Ir su dar didesnė energija pasitikit pirmąją dalyvį, nes tai yra žmogus to, ko neturiu aš. Jis turi plaukus, jis turi žmoną ir nuostabų humoro jausmą. Pasitikit Mantą Bartuševičių. Mantai. Biškis paisi, bet pasitiksim iš karto sekantį dalyvį. Nes jis yra parašęs daugiau lietuviškų knygų, negu aš esu perskaitęs. Taigi sekantis dalyvis Paulius Ambrazevičius. Plojimai. Tamsta, Pauliau, užimkite savo vietą, o mes keliaujam prie trečiojo dalyvio. Nes jo sudėjimas nepasikeitė nuo 12 klasės. Norėčiau tą patį pasakyti ir apie savo šukuosiną. Tai Vaidotas Čižinis. Humoro klubas, ponios ir ponai, plojimai atskirai jiems ir mes keliaujam prie 4 dalyvio. Taigi, uždarykit visus langus, nes jį gali perpust skersvės. Tai pasitikit Simoną Žurauską. Ir paskutinis šio vakaro dalyvis yra žmogus įveikęs maratoną su klumpėm. Todėl manau, kad jam sunkių misijų nėra. Pasitikit Domą Raibį. Domai, ateik čia. Daugiau plojimų įdomui. Tikrai žmogus yra įveikęs maratoną su klumpėm. Nežinau, kaip tu įveikiai maratoną su klumpėm, nes vandens daneš nelabai gili. Taigi matot, šiandien mūsų drimtimą, šio vakaro drimtimą, visi įspūdingi, visi faini, vyrukai, iš karto adresinsiu dramblį kambaryje. Domai, kodėl taip apsirengiai? Labas vakaras. Matydamas etnomeno populiarumą ir reikalavimus ministrams, Remyga, aš turiu klumpės ir vilnonės kojines. Norėčiau būti ministru. Tikėkimės, kad tiek ir pakaks. Plojimai įdomai, gerai. Man tai gal biškiai apie save, žinok. Čia yra klausimų. Pavyzdžiui. Nežinau, ar tu esi toks, žinai, įpusėjęs ruduo, ar tik prasidėjęs ruduo? Aš kaltas ruduo esu. Dieve, tikiuosi, ne aš vienas dabar raudonuoju, biškidai karštai yra. Baik nejaudink mane, žinok, man lapai nukris. Baik. Aš apsirengiau tradiciniu, manau, Adomo kostiumu, man taip pat tarė Ieva. Ir manau, kad nesvarbu 30, 50 ar 100 metų, taip visą laiką bus madinga ir pavojinga teisiškai. Žinai, ką man, tai dabar suprantu, kodėl moteris mėgsta daryti fotosesijas tarp lapų. Tu atsakai mano visus klausimus, o mes pasiklausim Vaidotą. Vaidutė, kokiagi ta ateitis po 30 metų? Sveiki! Iškart visiems pasakymas, jeigu nešioja dujokaukę, negerkite alaus, nes žiauriai rasuoja. Už 30 metų maždaug būsim, man atrodo, 28 metai po atominio karo, tai jau bus galima lysti iš bunkerio, tai aš manau, kad taip visi rengsimės. Mano tokia šiandien idėja.
Žinai, nuo negatyvo. Ar nejokingai pasakiau? O, taigi davai, nuo negatyvo perinėm. Simonai, tu biški linksmės, žinai, laukiamės tavęs kiekvienais metais. Kodėl galvoji, kad tai vis dėlto reikėtų rengtis po 30 metų? Jūs matėt, jau parduotuvėse dabar spalio vidury yra žaisliukų kalėdinių. Tai aš manau, kad po 3 metų mes balandį pradėsim apie kalėdas galvoti. Tikiuosi, kad su nuolaidom. Žinau, kad bus tas nuolaidas. Ir ponas negaliu apsispręst, kas, Pauliau, biški informacijos apie save. Paulius, Liepalotai, Šimarajonas, 39 metai. Atėjau čia tikrai neieškoti draugų. Kalbant apie drabužius, tai aš 30 metų rengiuosi taip pat ir aš tikiuosi, kad po 30 metų pagaliau bus madinga. Tiesiog pagaliau, kad žmonės tai pradės rengtis, o čia tiesiog man šalta labai galvai. Tai. Bet aš pritars, man atrodo, mada turi tą sugebėjimą, žinai, grįžti. Ciklai. Grįžti, jo. Eina cikliškumas. Tiesiog bus Pauliaus ir Girėno skrydis. Pauliaus ir Gritėno. Gerai, visi atrodot įspūdingai, keistai, įvairoviškai, bet mes duosim nuspręsti mūsų gerbiamai komisijai, kasgi iš jūsų laimėjo šią pirmąją misiją. Taigi, mėly žiūrovai, traukite savo telefonus, zoominkit mūsų QR kodą ir vertinkit, kasgi nugalėtojas yra pirmos misijos. Mantai, ar tikėjasi kažkiek daugiau lapų užsimest, ar vis dėlto jauti, kad pilnai pakanka? Ne, iš pradžių buvau, tiesą sakant, čia yra antras lapas, po juo yra pirmas lapas, bet šitas neuždengia pilnai, tai aš turėjau klevo lapą didelį, didesnį pasidaryti. Gerai, kad ruduo ir jau prikritę yra. Jo. Gerai, kad prireikė didesnio lapo, sakyčiau. Gerai, kad pas mane pakritę biški dabar yra. Tai dar, aš tik atkreipsiu dėmesį, kad tie lapai ant krūtinės nedengia spenelių, tai galit, spenelė vis tiek išsišovė. Taigi jau balsavimą visą turim, rezultatus turim ir pradėsim tradiciškai nuo paskutinios vietos. Taigi, Arinsai, prašau įvardinkit, kas šioje misijoje yra 5 vietoje. Paskutinę vietą dalinasi 2 žmonės ir gauna 2 taškus, tai yra Paulius Ambrazevičius ir Domas Raibys. Plojimai jiems. Plojimai jiems. Ir 3 vietoje šį kartą pirmoje misijoje. Ir 3 taškus gauna Simonas Žurauskas. Plojimai Simonui, biški dosniau kebra, vis dėlto laukiam kalėdų. Gerai, ir šį kartą įdomu kas, nes 2 labai skirtingi. Pirmoje vietoje, pirmoje misijoje pas mus yra... Su 70% žiūrovo balsų tai Mantas Bartuševičius. Plojimai Mantoj. Ir 2 vietoje Vaidotas Šiožinis. Fakė, ačiū labai. Man atrodo, iki laidos pabaigos numestų tos visus lapus čia, kai geidžia visą... Ruduo irgi į pabaigą eina, tai krenta lapai. Šiaip, jo. Ir leidžiasi tyliai. Gerai. Ruduo. Bet kad tai irgi medis melagis, man dabar. Gerai, turim jau apsprendę su rezultatais pirmos misijos. Gal galėtum damą išvarkiuką duoti? Švarkiuką? Oi. Ačiū tada. Arinsai, bet labai džentelmeniškai pasielkit. Man tai gali atsistoti į scenos vidurį. Žiūrėk. Žiūrėkit, Aistė Katlerė. Aš dabar atrodo kaip ką tik ištrauktas iš Titaniko moteris, tiesiog šalus visa. Jeigu čia dar nubėgė būtų dažai. Tiesiog atsikabino pats nuo plausto. Nežinau, kas buvo. Nebuvo vietos niekai. Su pirma misija viską išsiaiškinom. Arinsai, kasgi laukia mūsų 2 misijoje? Tai 2 misijoje dalyviai turėjo užrezervuoti stalą bare. Tuk, sveiki gyvi. Labas. Gerai, telefonas. Ne mano. Užrezervuok stalą bare. Turi pasakyti kuo daugiau skirtingų žodžių iš dainos 3 milijonai. Tavo laikas prasideda dabar. Tai žiūrėkit, dabar biški taisyklių. 3 milijonai dainoj yra 265 žodžiai, tačiau unikalių žodžių yra 151. Tai mes pasikartojančių žodžių neskaičiuosim. Ir neskaičiuosim nesu teisingam galūnėm. Tai aš bereikalo 70 kartų ir pasakiau tiesiog, ne? Taip. Tai gerai, pažiūrėkim pirmosius ir kaip sekėsi Pauliui ir Vaidotui. Aš dabar žymiuos frazes, kurias galėčiau panaudoti, pavyzdžiui, ir aš ten buvau. Yra frazė, kuri natūraliai turėtų skambėti šitam. Patinka tau šitą dainą? Jo, žiauriai. Atsimenu, kai tik išėjo, belenkas buvo. Tada pabandam iš naujo, tai viską, pamatysi. Čia žinok, viskas žiauriai bus gerai. Sveiki, Baras, praėjusio formato klauso. Sveiki, žinokit, likau vienas be draugo ir galvoju, kad, pabandysiu dar 9 kartą gal iš eilės. Sveiki, ar įbūsi 3 priskambinau? Taip. Noriu rezervuotis šiam vakarui staliuką, aš nežinau, gal kartais per daug iš kitų reikalauju, bet, žinot, nugalėtų niekas neteis. Galima.
Klausykit, aš pabandom iš naujo tokį, ar įmanoma pas jūs užsirezervuoti staliuką vakarui būtų? Jeigu net nepavyktų, aš nenuleisiu galvos, nes aš nenuleidžiu net jeigu 9 kartus iš eilės nesiseka, ne toks žmogus. Čia būtų 3 žmonės ir aš norėjau iškart paklausti, ar pas jūs yra kokių nors žaidimų, pavyzdžiui, šachmatais arba dartais galima žaisti, ar nėra tokių pramogų? Ne, da. Sakot, nė velnio nėra. Kiek žmonių rezervuojam staliuką? Dabar reikia paskaičiuoti. Aš vakar, kai buvom visi, aš iškėlęs 2 pirštus į dangų laikiau, tai 2 esam. Tada galvoju, šiaip mūsų tik 3 milijonai yra iš viso. Gal 2, žinokit, ir būsim, nes, galbūt. Yra kažkokia vieta, kur galima pasirinkti, kad ne tiek daug aplinkui žmonių būtų, kad nereikia tam mums persėdinėti 9 kartus kokius išėlės. Aš jau nebeturiu baimės, žinokit, nebelieka jau baimės skambint, man jau čia viskas nurimo ir baigės. Viskas, o jūs turite šachmatų arba dartų? Tai čia būtų šiandien vakare apie 8 valandą ir gerai, ačiū, viso geriausio. Prašom, iki. Viskas, ačiū. Ačiū tau. Bet tai viskas tvarkoja, mano jau taip gyvas kraujas vėl atsigaus. Tai žodžiu, nesikankinam dėl medalio, šlovė ir šį vakar 8, gal 9:30 Pauliaus vardu. Skambinu iškart draugams, sakau, mes geri, mes galingi, mes šiandien laimėsim. Tai tada nerezervuojam žinokit staliukų. Tai tada žiūrėkit, tada galima gal 3 valandą. Taip, žinoma. Tai Pauliaus vardu mes su draugais, kitais ryto fanais ateisim ten, tiesiog pažymėti, kad tik per klaidą netapom čempionais. Tai gerai, tai ačiū jum ir gali būti, kad 3 valandą ateisim, gali būti, kad neateisim, bet nežinau, čia galiu aš numirti iš nevilties ir iš laimės šiandieną tokia diena tiesiog. Nenumirkim šiandien. Galbūt per ilgai. Bet kokia nesąmonė. Bet gerai, kad bičias iškart kažkurio metu labai greit pagauna dalį. Ačiū. Dar kartelį paplojom Paulių ir Vaidotui, labai gerai susitvark. Pauliau, žiūrėdama šitą misiją, žinai, jutau, kad tu žinai, ką darai. Bet ar buvo žodžių, kuriais abejoji, kuriuos reikia sakyti? Galbūt. Galbūt per daug. Aš nuo to laiko kitaip ir nerezervuoju stalų. Čia kaip lyga užsikrės galim, nes man patiko, kai tu užtikrintai ėjai ir po to toks noriu pasakyti, bet dvėjoju, bet toks jie. Žinai, gal tu, Tomašai, tiesiog per ilgai, per ramiai gyvenai. Galbūt. Žolė. Užkulisiuose. Tiesiog nenoriu panaudoti dar vieną žodį. Gerai. Norėčiau pratęsti, bet tu man gerai. taip subalamūtinai smegenis, mes dar lietuviškai šnekam, aš taip. Taip, lietuviškai. Puikiai. Gerai, puikiai daina, tiesiog aš tekstą žinau, labai patiko šitą rungtis, nors labai bijau, nes aš nemėgstu skambinti, kaip ir turbūt daug kas, aš geriau būčiau parašęs žinutę, dar geresnį būčiau parašęs negu skambinti. Žinok, pagal ištartus žodžius, man atrodo, tu labiau mėgsti skambinti negu Vaidotas, nes Vaidotui biškai buvo sunkiau. Aš pirmą kartą per 4 metus jaučiu skambinau kažkur. Jeigu online neįmanoma, man nereikia to dalyko, pas mane yra taip. Tu vatys tų žmonių panašus, kur palikėt už durų. Aš pasiimsiu, man pilnai tinka. Gerai, Arensai, pažiūrim, kaipgi sekėsi mūsų sekantiems dalyviams. Jo, tai galbūt pažiūrėkime, kaip sekėsi Domui ir Mantui. Ei, sveiki visi, aš Tomašas, o čia mano kolega Arensas. Abu esame komisijos vedėjai. Norim jums pranešti, kad mūsų sekantis gyvi pasirodymai yra Lapkričio 27, gruodžio 10. ir būtinai ateikite žiūrėti šios laidos gyvai, nes gyvai galite pamatyti viską, pasimėgauti pilnai šitą laidą ir pasijuokti kartu su mumis. Bilietai aprašyme. Lauksime visų, au revoir, Arensai, bučinė žiūrovam. Sveiki, Barbaros klausom. Aš norėčiau 9 kartus iš eilės, čia jau bus 9 kartas, kaip rezervuot pas jūs staliuką. Kelintas šiai filmas, nežinau. Pasižiūrėk, kaip striginėja. Nežinau, bet laikas irgi eina. Negazdink to laiko manęs. Tau laikas eina. O ten žinau, kad yra ten tas, kur duoda alaus ir kur pralaimi dar nenugalėtis. Nes, aš girdėjau, kad ir nebelieka jau baimės. Aš negaliu tiesiog dabar jiem paskambinti užrezervuot staliuko ar nenueiti. Čia jau tu šlikšty nebūsi. Ten tau per tą karaokę, kada viskas nurimo ir baigės. Karaokę aš tik per klaidą netapau čempionu. Šiuo metu su vartotoju nėra galimybės susisiekti. Gerai, tai man į kitą barą dabar skambint. O jūs žinot tokią dainą 3 milijonai? Jo. Ir kaip jums ta daina? Klasika. Gerai, būsi trečias dar skambinu.
Aš norėčiau dabar labai greitai, žiauria greitakalbė perskaitysiu pirmus 3 stulpelius ir kol nepraradom vilties, kad tai yra, nes būt legenda norim. Šiuo metu su abonentu nėra galimybės. Labai greit, aš parodysiu, kaip aš greit moku skaityti. Galbūt per daug ir per ilgai mes kariavom, galbūt per ilgai kartuojam žodį šlovė, jie. Tai kur dabar skambinsi? Į Fuksą skambinu. Čia biliardinė? Gal kartais per daug iš kitų reikalavom, gal kartais per tyliai mes norėjom nugalėti ir aš ten buvau laimingas pergalės dainas dainavau iš... Labą dieną. Sveiki. Galbūt būtų galima užsakyti šiandien vakarui stalą. Kokiai 7 maždaug valandai? Gerai, kieno vardu? Manto vardu. Aš kėlėsi 2 pirštus į dangų laikiau, nes nugalėtojų niekas neatėjęs, jos akmens nepaleis, viskas buvo ne taip, tu per ilgai, per ramiai gyvenai. Šiaip turėtume būti dviese, nors, žinot, kartais būna lieki vienas be draugo, bet gal dviese tada. Na, bet mano gyvas kraujas vėl atsigaus, kaip atsigauna žolė po gero lietaus, jie. Okay, o kiek laiko jums rezervuoti? Gal valandėlę kokią. Nežinau, ar kovosim lygi galo, ar dėl garbės, bet jo, valandėlį kokiai gal tada. Nesikinkai dėl medalio, bet verta kovoti lygi galo, pabandom iš naujo, ko jums pasaulyje tik 3 milijonų. Kokie 5 žodžiai jums atėjo į galvą? Tikrai galėčiau čia pas save iš kitų žmonių išgirsti ir greitesnį versiją. O ten sakyk, o pas jūs galima užkandžių gėrimų užsisakyti ten, nes... Jo, aš ten buvau, bet aš neprisimenu, ar galima ar negalima. Ar maisto turit ar ne? Jo, mes turim tiesiog tokius snacksų labiau. O jeigu kažką norėtume užsisakyti valgyti, galima pas jūs užsisakyti ar ne? Jo, galima, aišku. Ok. Gerai, kol neprarandam vilties tada. Ačiū labai. Aš manau, iš tikrųjų nugalėjau, aš čia turėjau tiesiog tokią padaryti užduotį. Žiauriai ačiū, kad išklausėjai. Iki. Ir tik tipsas, mažiau mikčiokai nervuojas. Aš taip. Reikėtų labiau geriau mintiniau dainą žinot. Gerai, ačiū tau. Ačiū tau, Arens. Esi nuostabus, esi gėlė. Tu irgi. Bet narcizas. Paplojam Domui ir Mantui. Irgi jis labai skirtingai priėmė šitas misijas. Koks jausmas, kai padavėja raustina tave? Supratau. Domai, kurio momentu nusprendėjai paprasčiausiai varyti? Nes aš tyros meilės bažnyčiai buvau ir žinot, kad pasaulyje yra daug blogio, pateikite nemokamas meilės paskaitas, 5-dieniais nemokama literatūra, 6-dieniais nemokama video medžiagą, mes parodysim jums kelią į šviesą, kelią į tiesą, pasaulyje tiek daug blogų žmonių, kurie... Apačioje, aš nelabai vienas gal... Tai aš pripratęs. Okay. Aš manau, kad čia buvo sukčiavimas. Pauliau? Aš iš karto protestą norėčiau parašyti. Kaip protmušiu visas... Taip, aš eisiu ginčyti su vedėju. Mes jums vėliau kokį kardą įmesim, kol per pertrauką galėsi čia pasikapoti. Jo, man labai patiko, kad man tas kiekvieną kartą tiesiog laimingas pasakydamas žodžius būdavo. Taip. Man tai buvo 16. Aš net negalvojau, kad aš tiek daug pasakiau. Aš pamačiau, kiek jie daug pasakė, jie belė kiek pasakė. Jo, bet o tau kildavo stresas, kad nepavykdavo tau prisiskambinti. Tu beros 3 kartus nepavyko nieko prisiskambinti. Jo, bet žinot, kas blogiausiai, tai kad aš nuėjau užsisakęs. Aš negalėjau. Gerai, o su kuo tu nuėjai? Vieną su kažkuo? Su Jeva sakau, nieko neklausinėk, bet šiandien 7 einam į Fuksą biliardo pažaisti. Bet gerai, vakaras praėjo. Jo, labai fainai. Na, super. Jeva mylėjosi, nes... Ta vakarą Jeva mylėjosi kažkuo. O tu? Vis dėlto lapas nukrito. Bet aš džiaugiuosi žmoną. Mes palaikom vienas kitą labai. Tokios ir meilės, ir kažkokio tai nesupratimo toks vakaras, net, labai didelė intriga ir vis dėlto pažiūrim, kaipgi sekėsi paskutiniam dalyviui. Dar prieš einant prie kito dalyvio, Mantai, tu nuo šią žinią atsilikai tik per vieną tašką. Nori pamatyti vieną klaidą, kokią radom? No. Ok. Gerai, kol neprarandam vilties tada. Tai vienas pagal klaidas. Ką darom, ražinom tašką gal? Gal ražinom, man atrodo, gal. Arensas, aš manau, tavo tėvai klaidą vardę dar irgi rašydami. Arenos tu turėjai būti. Užims. Tu turėjai arenose pasirodyti. Keista bus, kai mes susitiksim arenoje. Bus mums Arensų turas šią žiemą. Gerai, taigi... Daug Arensų įrašė. 5 didieji Arensai. Gerai, Arens, tave jau paskrūdinau už tavo klaidą, o mes pasižiūrim, kaipgi sekėsi paskutiniam dalyviui. Jo, pažiūrėkim, kaip sekėsi Simonui. Paskambink Arensai į Čili picą. Galbūt per daug, per ilgai mes kariavom. Galbūt per ilgai
Gai kartojam žodį šlovė. Gal kartais per daug iš kitų reikalavom ir kartais per tyliai mes norėjom nugalėti. Ir aš ten buvau, laimingas pergalės dainas dainavau, iškėlęs 2 pirštus į dangų laikiau, nes nugalėtojų jau niekas neteis, jų akmens nepaleis. Viskas buvo seniai, tu per ilgai per ramiai gyvenai, bet mano gyvas kraujas vėl atsigaus, kaip atsigauna žodžiai po gero lietaus. Nesikankink dėl medalio, bet verta kovoti iki galo dėl savo garbės, pabandom iš naujo, nors esam pasauly tik 3 milijonai, neliek savo kraujo. Nes būsi legenda, kol nepraradom vilties, net jeigu ir vėl tik per klaidą netapome čempionais. Ir aš 1000 kartų sakiau savo draugui, mes galingi, mes šiandien laimėsim. Jis sakė ne velnio ir jis 1000 kartų buvo teisus. Bet geriau negyvent, negu visai netikėt. Visi kartu, Galima 9 staliuką 2 žmonėm. O jūs dainuosit atėję? O norėtumėt, kad dainuočiau? Neturėjai, mes atpažinsim jūs. Puiku, ačiū tada. Tai 9 valandai, dėkui. Ačiū tau. Dėkui. Bravo, Simonai, tikrai įspūdinga taktika, žinok. Čia, man atrodo, tas atvejis yra, kur kai tave aptarnaujantis, žodžiu, tas žmogus, kuris iš įmonės, jis negali pirmas padėti ragelio, nes tokia yra sistema. Nes sutartį parašyta, turi išklausyti klientą. Taip, visada turi išklausyti klientą. Aš gyvenime tokio raudono žmogaus nesmatęs. Ir bet, žinai, visi sako, Chili Pizzai nelaimingi žmonės dirba, kartu dainuot. Išklausė pilnai dainą. Kas svarbiausia, dar pasikvietė padavėjų kitų ir 3 paskui dainavo su manim. Vat ant tiek Chili Pizza yra darbo, pasirodo, bet praskaidrina jums visą nuotaiką. Man patiko, kur atrodo, tu jau pradėjai pasidavinėti, bet tik ir toliau pradėjai tęsti. Kažkaip susikaupiau. Pradžiai tai maniau visą laiką, kad pražvengsiu, bet paskui kažkaip įėjau į tai. Patiko, kad kiekvienas skirtingai šitą priėmė. Paulius, aišku, gal turi, mačiau, gal biškį nepatenkinta. Ne, matai, kiekvienas skirtingai priėmė, bet vienas priėmė pagal taisyklės žaidimą. Tai aš nežinau, paprastai tas, kuris nevartojo dopingo laimi, o ne tie, kurie, žinai... Gali būti, bet čia ne man spręs. Už 4 mėnesių pergalį iš jų atims ir tavo atidos medalį. Nes... Arnesai, kas yra vis dėlto teisėjas šioje misijoje, kas sprendžia? Dievas. Mano mūsų publika. Tai ar Simonas ir Domas nusižengė taisyklėms? Viskas. Be bilietėlių važinėjat sukos. Gerai, taigi, Arnesai, vis dėlto mums reikės rezultato. Turbūt tu žinai visus taškus, ką paskirstai ir vėl tradiciškai pradedam nuo paskutiniosios. Neskelb, nuo 4 varyk. Nuo 4 valandos. Ketvirtoje vietoje man tas Bartuševičius. O žiūrėk ką, pradedam nuo 4, nueisim iki 5 ir važiuosim toliau. Taigi, šį kartą 4 vietoje pas mus. Ir 2 taškus gauna Vaidotas Šešinis. Plojimai Vaidotui. Ir už Vaidoto. Kasgi pas mus už Vaidoto iš galo šį kartą? Mantas Bartuševičius. Plojimai Mantui. Gerai, dabargi mūsų ta trijulė. Ir 3 vietoje šį kartą liko. Ir 3 taškus gauna Paulius Ambrazevičius. Plojimai Pauliui. Pauliau, dar atsigriepsi 100%. Taigi, antroje misijoje nugalėtojas yra... Padaręs tik vieną klaidą, tai Simonas Žurauskas. Plojimai Simonui. Simonai, plojimai tau. Ir taip pat paplokit Domui, nes antroje vietoje. Plojimai Domui. O mes nieko nelaukiant, iš karto keliausim prie sekančios misijos. Arensai, kągi turėjo dalyviai padaryti 3 misijoje? Tai 3 misijoje dalyviai turėjo papasakoti, kaip išgyventi jų rajone. O pirmieji tai buvo Paulius ir Domas.
Labas. Hi. Sam. Paulius, nice to meet you. Nice to meet you. Išmokyk šį vyrą dalykų, jog jis pritaptų tavo rajone. Tam turi 10 minučių. Tavo laikas prasideda dabar. What's your district? Let's take Užupis. All you need, be able to pay 30 euros for šaltibarščiai. Okay. I live in Naujamiestis. They would say like centų turi, and then when you say no, they would say o jeigu randu. I think the good thing for you to know would be like atsipisk. So you're gonna be anti-broker? Okay. Just coming to Špunka? How you doing, bro? Yeah, bro? Nice doing, bro. I would even advise you just to like even have maybe a t-shirt that says I'm not delivering Bolt food for you. Take a guess where I'm from. India. Here we go. If someone says to you, 3 gražiausios spalvos yra, you have to answer like, juoda, balta, raudona. Maybe you want to grab a hands and to go read Užupis constitution. Let's fucking go. Viskas būtų? Yeah, viskas. That's it. Na ir paplojam Pauliui ir Domui. Realiai labai jūsų dvi skirtingos kultūros pagal rajonus. Na, man labai sunku yra sakyti, kaip išgyventi savo rajone, nes aš neišgyvenčiau jame, jeigu reikėtų vaikščioti vakare, tai nežinau. Ne tas žmogus, kuris turėtų dalinti patirtis. Bet ar dar tavo rajone vyksta tokie dalykai, kad prireiktų, ar vis dėlto jau nebe? Aną dieną mane apiplėšė, sumokėjau žalą 8 eurus. Okay. Čia jau turbūt tada klausimas Užupio gyventojai. Kodėl pas jūs alus po 8 eurus, Domai? Nes tenais gali sutikti šventės šalia Poršų. Kokios tos šventės šalia Poršų? Tai aš irgi nežinau, ten tiesiog yra Užupį plakatas toks. Sutik šventę šalia Poršė. Kokiais skirtingais gyvenimais mes gyvendami vienam Vilniuje? Aš pasakysiu jums, pas mane yra labiau, žinai, pasiimk 2 pienus už kainą 2 pienų. Ir va aš tokiam realybėm ir gyvenu. Vilnius kontrastų miestas? Šiaip tai jau pagal net kaip apsirengę esat pilnai kontrastų miestas. Gerai, kaip jūs galvojat, ar po jūsų vis dėlto Indas bus saugus? Ar vis dėlto galės gyventi jūsų rajonas? Aš jam labai gausiai arbatpinigų palikau, tai... Domai? Jei susiras darbą, jo. Menininkas siūlo darbą. Kaip sako? Simboliškai, jeigu Indas sudaužytų. Aš? Ne, jeigu tiesiog Indas sudužtų. Jeigu Indas sudužtų, aš jo neklijuočiau. Gerai, judam toliau. Judam toliau, Arestai. Taigi, pažiūrim, kaipgi sekėsi mūsų... Būtum lietuvis, suprastum maždaug ką. Pas mane kol kas vyksta, žinai, translato procesas, bet užlūžo, aš kol kas perkrausiu kompą, kol pažiūrėsim, kaipgi sekėsi kitiems dalyviams. Pažiūrėkim, kaip sekėsi šio žiniui ir Mantui. Šneki lietuviškai? I don't speak Lithuanian. Leis, pirmas dalykas, kurio reikia, jeigu nori mano rajone būti. Do you know any bad words in Lithuania? Not a lot. You should say chilbibi, something like that. Chilbibi, something like that. Yeah, exactly. That's a good one. What's your size? S will be fine. Yes. So let's go to the children's section then. Whoa! Where do you work? Internet. You should work as a delivery guy. You like money because you're from Šiauliai? If you want to look like a tough guy, yeah, you should know how to do this one. And you need gloves because you will be stealing a lot of stuff. Sunglasses to change your identity. Good. Don't you think it's a Romanian look? No. Šiauliai is basically Romania. Let's walk like this, like a duck, okay? This is how you get stronger with this pose, okay? If somebody comes up to you and says, duok parūkyt, what do you say? I don't speak Lithuanian. No, you don't say that. You say, tu man duok parūkyt, gaidy, nes gausi į kepalą. Tu man duok parūkyt, gaidys, nes gausi į kepalą. Nes gausi į kapilę. Imagine there's a weak guy walking, so Arantas, you'll be that guy, okay? When he's walking, you should ask him, kas yra? Kas yra? Yeah. Kas yra? Atsakyk, gaidy. Nieko nėra. Daug parūkyt. Tu man daug parūkyt, gaidys. Nes gausi į kepalą. Nes gausi į kapilę. Take free. Turiu parūkyt? Neturiu. Kas jeigu randu? Yes! My man. Yeah. Kad daugiau? Tavęs. Čia. Nematyčiau. Asilė. And push him and go. When you say kas jeigu randu, it doesn't matter what he say, okay. You should punch him, okay? Okay. Yeah, let's do that. Okay. Now you come to a restaurant, right? Okay. And the waiter says, hello, what do you say? Utenos bokštą. Utenos bokštą. 2 iš karto.
2 iš karto. Turi braukit? Neturiu. Kas jeigu random? And punch, now punch. Punch. You're big. Yeah, no, don't worry. You can do like that. Now, this is the pose. This is the pose. This is a lesson number 3, okay? Daug parūkyti. Neturi. Daug parūkyti, sakau. Wow. So you learn nothing. Gerai, ačiū. Mano basic kursas praeitas. Daug parūkyti. I just take this. Bye bye. Paplavom Vaidotą ir Mantą. Labai vis dėlto jūsų galimai panašus approachas buvo. Kaip galvojat, su kokiam pamokom išėjo, ar vis dėlto jam prireiks tų pamokų? Jeigu realybė, taigi mano rajono jaučiu net nedaeitų jisai. mano nesaugus Šiauliuose rajonas, bet aplinkui truputėlį mažiau nesaugus, bet jis šito levelio nebūtų įveikęs, nebūtų daėjęs net iki epicentro. Man atrodo, tu žinai, kur jam pamoka galimai tik vieną kartą prireiks, nes galimai jis nebepamatysim. Nes man įdomu irgi, ką Simukas yra paruošęs, nes dabar galimai po jo Vilniui vaikšto indas su šizofrenija, nes jis nežino, kurį personažą reikia pasirinkti. Šiaip ta pati svorio kategorija. To įdaisim iki Simuko, o man tai, kaip tu galvoji, ar jis kažką išsineš iš tavo patarimų gyvenimo, kaip čia išgyventi? Aš jį buvau sutikęs po to. Kaip maistą tau pristatė? Fuksė buvo irgi. Ai, čia tas su Ieva, sakė, kuris buvo. Jo. Vėl Ieva prie indų buvo. Pratai Tomašai, ne? Jo, paviškai pagaunu. Bet, žinai, turėdamas tokį mokytoją. Taip. Ir kągi, kur tu jį sutikai? Centre sutikau, bet aš jau kokius 3 kartus jį sutikau. Nemanai, kad jis tave persikėjo? Jis klaus kažkada manęs, ar aš turiu parūkyti, manau. Mokinys pranoko mokytoją. O, žiūrėk, Vaidotai, vis dėlto pamokų prireikia. Pamokų. Sorry, praleidau. Viskas all good. Žinai kodėl? Nes mes keliaujam ir pažiūrim, kaip jis sekėsi paskutiniam dalyviui. Jo, Simonai, nežinau, kokiam tu rajone gyveni, bet pažiūrim, kaip tu mokėjai. Can you read this? Išmokyk šį vyrą dalykų, jog jis pritaptų tavo rajone, tam turi 10 minučių, tavo laikas prasideda dabar. You have to speak while moving your head like this. Not in the yes, sir. Good. You have to put pressure on everything you say. My name is Sima. You're Indian already. Do you like spicy food? Yes. When you eat spicy food, sometimes the ass burns, you know. Mm-hmm. And you don't need I to. know. Yeah, you know. Okay. You have to be brown in color. Yeah, and It's not possible to do for you. Okay, I can just do the Michael Jackson thing, like change my color. If you do it, you're certified Indian. Now I have to be Indian, right? Yeah. Hello, sir. I'm working as an Indian tech support. What are you doing in my village? Is it good? It's good, yeah. It's good. We're sitting like this in India. Yeah, exactly. In India. We're wiping it. Yeah. Look. Here you go. Your turn. My turn? You shit. I should. Nothing? Nothing. Nothing, my friend? Nah, I'm not bleeding. Because I managed the spicy. Kaip aštru. Viskas laikas tavo baigėsi. Pablavom Simukui. Vėlgi skirtingas approachas prie misijos. Žinai, kas man patiko, kad šito užduotys dar raudonas nuo 3 milijonų dainavimo buvo. Blem, važinau, gal biškai prisidėjo ir tas čipsas, ar ne? Visgi aštrus buvo, ar ne? Žiauriai aštrus buvo. Aš paskui dar ir kitą misiją po šitos dar biškai negalavau po jo. Bet Simukas jau biškai taip va kalba. Labai silpnas kaklas žmogus. Tu vaizduojat, toks atvyksta kalėdų senelis, kuris neduoda dovano, pasiima iš chatos. Bet... Aš pristatau dovanas, bet maistu tiesiog. Kaip, ar vis dėlto po šitos misijos galėtum būti indų? Ar kažkas tau nepatiko? Ar aštrus maistas, ar tas galvos biški klibėjimas? Per aštrus maistas man biški. Per aštrus. Jo. Taigi galėtum susigyventi kaip tas žaisliukas ant panelės. Su galvos tai easy. O su akcentu galėtum kalėdinę dainą padainuoti? Kalėdinę ar 3 milijonų? Kurią nori? O biški 3 milijonai jau gali, bet įdomu palyginti. Galbūt per daug, per ilgai mes kariavom. Galbūt. Man atrodo, aš nebedirbsiu LRT po šitos laidos. Vien dėl to, kad šalia sėdžiu. Jūs dabar dėl mano, Simukai, tu dėl mano karjeros kovoji dabar. Išeina laida ir tik vienas blūras ant tavęs arba paprasčiausiai iškirps indo veidą ir tavo klijuos ir tada algu visi pratęs savo karjerą. Esi kažkaip paaiškinti, kodėl kalėdų senelis dabar indą bando vaidinti. Kas čia vyksta?
Jeigu kasimukai tiesiog neatsiprašyk, aplaižyk telefą ir įdėk story. Gerai, visus pamatėm dalyvius, kaipgi skirtingai jie prieė prie šitos misijos ir vėlgi komisija reikės jūsų pagalbos ir jūs nuspręsit, kas geriausiai vykdė šitą misiją. Taigi vėl traukiame savo telefonus, zoominam QR kodą ir vertinam dalyvių pastangas. Ačiū, kad prabalsavot, o dabar žiūrim, kągi mes turim. Nes, Arensai, paskutinioje vietoje praeitos misijos yra... Ir 1 tašką gauna Domas Raibys. Paplojam Domui. Kaip ir minėjom, tradicijos. Gerai, po Domą pas mus 4 vietoje yra... Ir 2 taškus gauna Paulius Ambrazevičius. Plojimai Kažkaip Pauliui. labai stabiliai 4-5 vietos. Stabilumas čia yra labai gerai, Pauliau. Taigi sveikinam su 4 vietą, nes 3 šį kartą pas mus... Ir 3 taškus gauna Vaidotas Šežinis. Plojimai Vaidotui ir 1 vietoje praeitoje misijoje pas mus yra... Simonas Žurauskas. Plojimai Simukoj, plojimai Simonui, Kalėdų seneliai ir Indui, nes 2 vietoje taip pat plojimai Mantui Bartuševičiui. Paplojam Mantui, palaikom visus. Gerai, aptariam rezultatus praeitos misijos, o dabar Arensai, kasgi toliau? Pažiūrėkime, kaip dalyviams sekėsi apsaugoti Sapiegos karūną, o pirmieji bus Simonas ir Paulius. Here comes Joe. Ne, ką gerai. O, sveiki. Labas. Būsiu anekdotų karalius šiandien. Gal nesidėsiu. K2 Comedy klubą už 15 minučių ateis apvogti šlapieji vagišiai. Kuo geriau apsaugok Sapiegos karūną? Tavo laikas prasideda dabar. Kodėl tu tokį čia primeti kažkuo geresnį už visus, aš nesuprantu. Tau sakė kas nors šitą ar ne? Ne. Tai aš pirmas? Jo. Pro kur įėjęs, kurį... Per priekinį įėjimą. Turiu strategiją. Reikia dalykus visada slėpti aukštai. Gerai, mums reikia užvirti vandenį. Čia eis ir jie užklius, paslys. Reikia kažką konstruoti iš vakarų. Pridaryti kliūčių. Ateik, Arensai, nešk kėdes. Kodėl Arensai po vieną kėdę nešitik? Sakai, nešk kėdes, aš nešu kėdę. Mano tikslas yra jo sulėtinti. Tu turbūt juokauji. Sakykit, nesuostas. O skočio? A čia ne tas pats? Ne. Nekrentam. Nesinori užmušti. Geriausia yra sukurti diversiją. Kai čia bus? Čia nupurkšti galima žmogų. Nežinau, ką padarysi, bet visada gerai yra turėti. Nesigauna niekas. Irgi dar viena diversija. Viskas parašy? Jo, manau, kad parašiau. Kaipgi, Pauliau ir Simonai, galvojate, jums sekėsi paruošti visą šitą dalyką? Aš tikrai, man baisiausia buvo užmušti vagišius, o visa kita leidžiama buvo, man atrodo. Bet tikėkime, išgyveno. Deja, bet ne. Tai... Aš iš 10. Galima biškį ramybė? Galima minutę ramybės. Važiuojam toliau. Simonai? Iš 10 minučių aš prie to kelmo praleidau 7. Viskas sugadino man tas kelmas. Man reikėjo įmesti tiesiog lauk. Pažiūrėkime, kaip vagišius vogia karūną. Neik ten! Neik ten! Aš karalius! Aš karalius! Ne! Ne! Arensai, ne! Šlapės vagišiau!
Reikėjo kopečius paslėpti. Nu vis dėlto neblogai pasiruošė. Aš niekad nebuvau patyręs tokio išdavystės jausmo, kai man pasakė, dabar ateis šlapiai vagišiai ir tiesiog Arensas išsitraukė moterišką koiną ir pradėjo dėtis ant veido. Žmogus, kuris lydėjo mane visoje šitoj kelioniai, spastų spendimo, jis pasirodo ir yra blogis. Aš prašiau jo patarimų, kad man duotų kaip pasiruošti. Pasirodo. Žinai, Simukai, aš pasakysiu taip, labiausiai sužeidžia tie, kuriuos labiausiai myli. Aresai, dabar tau gyvensiu šito dalyku. Kaipgi tu žiūrėsi jiems į akis? Čia mano pusbrolis buvo, žinokit. Ai, Darensas, ane? Irgi prievartavo nepilnam. Gerai. O neturi brolio dvynio, kad pusbrolį turi. Gerai, pagal laiką vis tiek atrodė ir pagal pasirašymą visai neblogai. Taigi pažiūrim, kaipgi sekėsi jūsų konkurentams. Ir pažiūrim, kaip sekėsi Vaidatui Šežiniui. Gerai, turi kažkur būti tikrai kažkas, kas man padės šitoje vietoje. Kaip manot, jeigu apmyščiau karūną, ar tai būtų pakankama apsauga? Kas bus šlapiai banditai? Aš nežinau, bet... Kaip man iš 1-2 paimčiau šlapios banditus? Gal. Nes tu ant tiek sukaitęs, kaip pavaikščiam, kad tu gali būti šlapės banditas. Mano planas yra, kuo aukščiau padėti. Gali nufilmuoti, kaip serverį atrodo, K2 Comedy klube, va. Ant va tokių va dalykų laikos komedija Lietuvos. Galėt nešti man kopečius? Viskas? Gali įtvokti. Gerai. Ačiū. Vaidatai, ar tu matęs vienas namuose? Ne, ir nesu buvęs vienas namuose, nes iš 4 vaikų šeimos esu. Realiai, kas turi turbūt žiūrėti kopečias, kaip ir svajojo, todėl toks aukštas ir užaugo kaip tas kopečias. Jis nėra matęs vienas namuose, vien dėl to, kad jis sako šlapieji banditai, tai kur va debilė, šlapieji vagišiai. Džiaukis, kad Paulius tarp mūsų yra asilė. Kur va... Nu, drąsuolė. Knockdown, aš tave nusiųsiu. Nori okno spyro į save. Gerai, vyrai, mum dar turą reikia. Vis dėlto tik pradėjot, Pauliau, laikyti. Jums dar tauragiai pasirodyti ramiai. Nesikiš, debilė. O šnekant apie turą, koks tai turas? 2 apvalus 1 ilgas. Buvau nepasiruošęs plugin turą. Jo, ateikit visoje Lietuvoje, humoro klubas. Ateikit būtinai, palaikykit į rūkus. Stand-upas sugrįžo. Komedija vėl. Stand-upas buvo, nereikia čia. Vėl galėsit juoktis, ateikit. Baigiam šitą ir žiūrim, kaipgi sekėsi kitiem dalyviam. Pažiūrėkime, kaip vagišius vogia karūną iš Vaidato. Atrodai. Man labiau Maybachas čia. Aš visą laiką ir galite biškį jungti biškį pabaigoje, parodykit, ar man atrodo, ar man... Ne, tą paskutinį kadrą, jo, galite jungti. Blėt, Maybachas. Maybachas. Atrodo, kad jisai vadovauja šiuo metu partijai, tikrai. Atrodo, kad buvęs nacis, ne? Ne. Heavy the crown čia, man atrodo. Nes atrodai pripysęs, Arensai, šitoj fotke, jeigu... Tik pavadavai tikrai šlapiai į vagišį. Žinai, Arensai, per visas tas komisijas, visas laidas aš tikiuosi, kad tu jau gali sirptą malonumą. Nes pagal tavo veidą ir pagal šitos 2 pirštus labai abejoju, kad... O čia tai jau Šimonytės poza yra. Ir aš 1000 kartų sakiau. Ir pasižiūrim, kaipgi sekėsi paskutiniam dalyviui. Jo, ir paskutiniai liko tai Mantas ir Domas. Reikia izoliaciją apvynioti visus kranus visų pirma, ką reikėtų padaryti. Kodėl nepaliekat galiuko? Gerai, tai turėtų juos sulaikyti. Gerai, atrodo gerai. O, Dieve mano. Pradžiai, aš manau, reikia sudaryti prastą labai atmosferą. Gerai, šlapieji vagišiai yra kažkaip susijęs su šitais čia esančiais žmonėm, ar Palabiškai, man tvinksi galva. Aš noriu kažką sukurti tokio blogą, tokią atmosferą, kad žmonės įeitų ir pagalvotų, kad kaip ofisas būtų. Sėkmytės. O, sėkmės jums pro šitą praeiti. Gerai, čia nepraeinama. Dabar toliau. Biškai persistengiai. Ai, come on. Spėkit, ar čia jie eis ieškoti ar ne? Kiek jie laiko turės ieškoti? Kol suranda. Kol suranda? Jo. Tai jie suras?
Ja. Bet niekas nieko nesakot, gerai, pamatysiu nors vieną, kad sakot, žinok. Liko dar 5 minutės. Nežinau, pačiūrinu, papasakok apie save, Arensai, kaip tau šiam dienom. Gerai. Viskas yra. Kaip su tam, net 5 minutės sunku išnekėti. Ar patys medžiagą paskui ir taip ir palieka? Visaip. Kokie tavo riešutai mėgstamiausi? Lazdyno, o tavo? These nuts. Liko 4 minutės. Tik minutė praėjo, eik tu, nahui. Gal jie gali greičiau apiplėšimą daryti? Man geriau, kad vagys plėštų namus, negu su tavim kalbėti tiesiog. Bandysiu daryti taip. Jeigu man gyvenimas metė iššūkį, tai aš tiesiog jos pasitiksiu čia, stovėdamas ir kad gal jie nepastebės. Atrodo kaip iš Janutinės podcast'o. Dieve, tu man nereikėjo taip zoomint, aišku, bet... Ne, tu Stonkus tiesiog pieninu groji, ne? Yra. Yra tokia grupė iš Šiaulių, groja ten visokie riešutėlį, žvairas. Važinojot, kad grupė Vairas Anglijoje kitoj pusėje groja scenos? Dabar būtų gerai, jeigu taip mes atsistotume ir jūs apsikeistume vietą. Gerai, kaip ir minėjo Mantas, geriau nekalbėti su tavim, o žiūrėti, kaip plešia šlapieji vagišiai. Taigi, pažiūrim, kaip jiems sekėsi. Žiūrim. Atiduok karūną. Karūną? Atiduok karūną. Čia mano full capas, ne karūna. Ai, čia pats Arensas. Ach, tu kūrimi, aišku, kad pats Arensas. O kur yra karūna? Karūna buvo toksai krepšinio turnyras. 95-ais, tai žinokit, pavėlavot biškit. Gali man atiduoti Sapiegas karūną? Negaliu. Tu tiesiog turi iškovoti, supranti? Jeigu tu nori, klausy, o kodėl tu darai nusikaltimą? Žinai apie tokį Richard Kuklinskį, vieną žiauriausių nusikaltėlių. Ne. Ir žinai ką, kai jisai paklausė po 2 valandų pasakojimo apie jį, psichologas sako, o gal jūs turit klausimų man? Ir Richard Kuklinskis sako, kodėl aš toks? Nenusileidžia raktas. Labai nesinematografiškai dabar atrodo, kai taip tiesiog. Kas čia? Bet dėl to, kad tavęs nieks neapkabino. Tu buvai labai žiaurus. Aš nenoriu, kad tu būtum žiaurus. Ar čia kalbu su šlapiuoju vagišium? Taip. Tai nebe toks ir šlapas. Bet aš duše esu. Blembo, fucking hell, aš jį uždariau duše šlapiai vagišiu. Čia tas pats, kas pedofilas su vaikų užrakint. Jesus Christ. Tau nereikia karūnos, iš tikrųjų. Tu parsisiusk TikToką. Gal gali neatsukinėti vandens, prašau? Eik, tu juokauji, tu fucking durnas gal esi. Išleis. Negaliu, aš įmečiau raktą į tūliką. Tai kaip man išėjai? Nežinau, dabar aklavietėje atrodo esam. Ačiū tau. Sėkmės gyvenime. Užimtumo tarnyba yra ten. Ten tau padės. Ten, žinok, yra nemokamų kursų į Proftechą. Super. Apiplėšimas čia kažkoks bohemijos išmislas. Ačiū tau. Na gerai, aš galiu pabandyti išleisti. Ne, žinok, sorry, negaliu. Nuleidau raktą jau. Čia parašyta karūnos nėra. Exactly. Nežinau, kodėl tu ten ėjai, aiškiai buvo parašyta. Pala. O kokie tavo riešutai patys mėgstamiausi? Lazdyno. Arensai, čia tu? Ne. Ką jūs čia dabar filmuoju? Žiūrėk, varom į Kalvariją Lombardą ir sustarsim, hebra, ką? Tu kiek iš čia uždirbat už tą filmavimą? Arensai, jeigu čia tu, tai man atrodo, tu dar turi atsarginį raktą. Ne. Gerai, tada palieku tave. Šiaip labai įdomu, kad nežinau, ar kas pastebėjo, bet už durų buvo ir iš praėjusios užduoties bičias kažką atvežė. Voltą pristatė. O kaip tau pavyko vis dėlto pasprūkti, ar tu nepasprukai iš? Aš sakiau, ten mano pusbrolis, Darensas. Jisai dar ten sėdė. Sėkmės Darensui turbūt reikės įtempti iš ten laidos pabaigoje. O Domai, ar vis dėlto pavyko nunešti tą karūną kažkur? Dar tebe turiu namie, bet svarbiausia pavyko vieną nusikaltėlį atversti ir parodyti, kad ir jis turi širdį ir gali toliau. Tai vienas Darensas užimtumo tarnyboje, kitas ten duše. Taip, ir dabar jis toliau apiplėšinės silpnesnius.
Ačiū tau. Sakė Domas Raibys. Rūkščios žinios. Gerai, pažiūrėjom visus. Taip. Ar turim rezultatus? Taip, turim visus rezultatus ir greičiausiai Karūną pavogė iš Vaidoto Šežinio. Ir gal 5 taškai, laimėjau. 1 taškas. 1 taškas Vaidai, vis dėlto Aš naudoju savo kaip prezidento veto teisę. O 4 vietoje šį kartą pas mus Arensai. Ir 2 taškus gauna Simonas Žurauskas. Paplojam Simonui, palaikom Simoną. Gerai, ir keliaujam į 3-tuką. 3 vietoje po šios misijos pas mus. Ir 3 taškus gauna Paulius Ambrazevičius. Paplojam Pauliui. Ir gerai, intriga. 1 vietoje šį kartą pas mus lieka. Abu dalyviai, tai Domas Raibys ir Mantas Bartuševičius, po 5 taškus. Plojimai Mantui ir plojimai Domui. Domai, sakau, nežinia, kada galėjai atsigriebti šitoje laidoje. Gerai, o mes keliaujam prie 5 misijos. Arensai, pristatyk mums 5 misiją. Tai 5 misijoje dalyviai rodė, ką moka daryti tamsoje. Ei, Arensai, pas tavai irgi tuščia misijos kortelė? Ne. O žinai, kodėl pas tavai netuščia? Kodėl? Dėl to, nes laukiam mūsų gerbiamų partnerių. Ir tai galėtų būti jūsų misija. Galėtų tai būti jūsų integracija pas mus laidoje. Taigi, gerbiami partneriai, susiekit su mumis, duokit mums atlikti kažkurias misijas ir būkit mūsų projekto dalimi. Labai jūsų lauksime, kontaktus paliekame aprašyme ir tikiuosi galėsime ilgai ir gerai bendradarbiauti. Laukiam jūsų. Ok. Labas. Labas. Kas čia vyksta? Misija tavo. Kur tu? Aš čia. Ok. Tam, Arensai, tu žinai, kad 3 dalykai, kur aš nemėgstu. Mokesčiai, razinos ir būt tamsiose patalpose su tavim. Nutapyk kuo gražesnį kito dalyko paveikslą. Turi 10 minučių. Tavo laikas prasideda dabar. Kas čia yra? Dažai. Čia yra teptukai? Taip. Palikti vandenį. Jūs turėjo dailę kada nors? Ne. Tokį pizdaką gautumėt nuo dailės mokytojus. Jeigu nori, gali anksčiau baigti. Bet sučiasi? Kodėl tu ant stalo tapai? Čia ant kito. Palauk, kur tapyti? Ant kitos pusės? Ne. Kur? Ai, šičia? Upliam. Pamoky tapyti? Aišku, kad ne. Jeigu mokėčiau, tai ir nutapyčiau. Tu esi dailės mokyklą lankęs? Oi, aš iš visų menų, iš šokio tapimo ir dainavimo, aš tik šok moku ir to ne per geriausiai. Tai šok nahu iš čia. Nu viskas, atrodo, nieko pridėti, nieko atimti. Gerai. Ačiū tau labai. Ačiū. Ai, ne, čia visos taip smirdė. Tai visos juodus gal. Tu nori pasakyti, kad visi juodi dalykai smirdė? Arensai. O moki dainuoti? Aš esu Tomas. Viskas? Jo. Fiksuojam šitą. Ačiū tau. Ačiū. Visa kita. Oi, dar čia bėga. Turim su kuo pavalyti. Ne. Ai, jis prasiskėlęs galvą atrodo. Jam galvą praskėlė? Nu, bėga, matau dažai. Kad ir ką tu pamatysi, aš taip matau tave savo akyse. Viskas čia? Jo, aš kartais reikia, man atrodo, mažiau stengtis. Gerai, man atrodo tobulą turim variantą. Viskas baigiam? Jo, baigiam. Kur išeiti? Tiesiai. Ok, apsitrenkiam. Leiskit mane, ačiū. Tai jums klausimas, ar sunku tapyti tamsoj? Aš galiu pasakyti, ar tamsoj ar šviesoj, blėt, lygiai taip pat gautus mano paveikslas, tai nelabai skirtumo tamsa pridavė. Aš net nežinau, kur tapyti reikia. Aš nemačiau to lapo visiškai. Aš ant stalo tapiau pusę laiko. Bet vis tiek žinom, kad pavyko kažką nutapyti ir dabar mes jums pristatysim jūsų paveikslus, jūsų kūrinius ir žmogus, kuris net galimai iš jūsų tapė šitą dalyką, neišsiduokit, nes tegul kiti dalyviai atspėja, ką kitas dalyvis tapė kurį žmogų iš jūsų. Jo, tai pažiūrėkime pirmą nuotrauką. Kas čia per dalyvis? Čia krepšinio kamuolys yra, tai nežinau, kas čia entuziastas. Ponas krepšinis. Tapytojas sakė taip, čia yra kamuolys. Bet kas per dalyvis? Džonas Krepšinis, nežinau. Gal kažką jis įtakoja? Vaidutis, nes aukštas. Aš tą pat norėjau sakyti, kad aukštas, gal Vaidutis. Šiaip žaidė? Mėgėjiš. Gal žmogus, gal kažkas iš fanų kokio nors klubo, gal tą turėjo omeny? Aš apie Paulių galvočiau. Čia Paulius.
Čia mes dedam pliusus ar minusus ar ką? Man čia asmeniškai atrodo krepšinio kamuolys neįgaliųjų vežimėlį, kur, tipo, žinai, retairino. Šiaip abu dalykai man tinka. Dabar, kai pažiūrėjau. Taigi, bet man čia sapnų gaudyklė, atrodo. Aš čia matau žudiką. Aš renkuos padvigubinti ir siūsti kitam. Aš tiesiog žiūriu ir galvoju apie tą YouTube video. Aš norėjau kažką įrodyti, bet dabar... Jo, čia yra Domo tapinys ir Domai, kas čia yra? Tapinys. Tapinys. Bet mes 10 minučių turėjom, ne? Tapinėlis. Turėjom 10 minučių, daug spalvų panaudojai. Domai, ką norėjai pavaizduoti? Kuriam iš dalyvių čia yra adresuota? Čia yra Vaidutis. Wow, paplojam Domui dėl to, kad skiria Vaidučių. Bet dėl ko? Nes jisai mane aplenkė šitam amerikankės turnyrė, atėjo ir sakė, aš čia nemoku žaisti amerikankės ir pirmą vietą laimėjo. Tas moksliukas, tas, kur niekada nesimoko. Nes aš nežiūrėdavau vienas namuose, o ką aš žaisdavau. Va. Nėra, kad amerikankė fulės yra su futbolo kamoliu. Ne, kažką čia yra. Amerikankė karavanas, normalus. Nėra, kad amerikankė su dviem krepšinio kamuoliais? Su dviem kamuoliais. Bet nebūtų Vaidučio čia. Aš nenorėjau nebūtų Vaidučio šalia mūsų. Ei, Simukai, kažką tu ten prismauk iš galo. Aha, ir dar madink mane tėtuku. Duok laimį vaikam. Žinai, kur pablogini ir pagerini iš karto. Gerai, taigi, Domai, tapėjai iš asmeninio gražo Vaidutį. Vaidutį reikėjo nelaimėti amerikankės, galimai būtų koks kitas dalyvis čia. Jo, pažiūrim dabar kitą nuotrauką. Kas čia per dalyvis? Kodėl saulė raudona, ar mes Japonijoje? Aš tik noriu parodyti vieną dalyką, Tomašai, duok. Taip. Šitoj vietoj yra dviratis, baltai nutapytas. Tamsoj tapėm, okei. Viskas aišku, čia Domas Raibys tada. Aš nežinau, bet čia geriau žinant, kad jis su dviračiu, ar geriau buvo, kad be dviračių? Tai Paulius. Paulius. Čia yra Supermenas. Tai čia žinia, kas čia? Aš spėčiau, kad čia Paulius yra visiškai. Ne tu tapei? Aš tapiau. Kaip tu tapyti nemoku? O kaip tu taip matai keistai, Paulė, nematomą dviračio, kažką turi ir rankose? Kodėl aš turiu... Klausyk, Tomašai, esi mėginęs tamsoj piešti, kai nematai, kokią spalvą pasiėmė. Tik ant moters veido. Aš vien nebandau dėl to, kad vienas bičas bandė ir jam nepaėjo, taigi... Tai ką, žiūrim kitą nuotrauką. Gerai, čia labai tarp politiko ir pedofilo kokia labai plona riba. Viršai Šiauliai parašyta? Įdomu, kas galėtų ten būti. Gal Vaidutis? O kas ten per ženkliukas po dešinę? Gal kažkas... Dar marškiniai irgi languoti. Jo, čia Vaidutis 100%. Vaidutė, o šiaip kokią tu mašiną vairuoji? Geriausia mašina pasaulyje. Passatą. Kur kiti pasatininkai? Smagu, kad pavyko užsikurti. Likę 95% servise dabar sėdė. Skirtingai negu jūsų pasatai publika užsikūrus. Galima dar vieną misiją bokso mačą su pasirinktų dalyviu kitą. Tada Pauliui. Manau, čia jau Paulius. Man šakės. Gerai, taigi, kasgi tapė šitą meno kūrinį? Čia yra Pauliaus kūrinys. Pauliau, paaiškink. Volkswagen ženklas, Šiauliai, languoti marškiniai, barzda ir rūsai. Čia yra, čia Vaidutis, čia matos, kad Vaidutis sakiniai. Čia yra geriausia, ką matėt šiandien iš to. O kas jiems su burna vyksta? Čia garstyčios nuo hodogo. Dabar viskas sueina, nes su pasato tik valgo hotdogus. Dižono garstyčios, jeigu tiksliau reikėtų. Tik ne su visais padažais, man atrodo. Su vienu padažu. Gerai, žiūrime kitą nuotrauką. Oi. Blemba. Žinau, kad... Čia yra elfas po viso kalėdinio maratono, ble, taip jaučias. Dėl to reikia 12 mėnesių vėl. Žiūrėkit, nežinau, ką šitą paaišė, bet jeigu paaišytų mane, va taip, aš nebebendraučiau su to žmogum. Jisai paaišo kukurūzuose ženklus didelis, manau, šitas dalykas. Bet čia per gerai matosi, kad čia yra mantelė. Jo, raudona. Ta prasme, ten Vaidučio, kur aš nutapiau, Vaidutis tilptų ant tos kaktos. Tie kaktai vietos palikta. Čia yra fotorealistiška kakta, čia net ne piešinys yra. O čia... Tu su pasatu galėtum saulės paaišyti tos kaktos. Tokio didžio yra šita kakta. O jam nosis kraujuoja, ar kas čia vyksta? Jo, gal tapyta jau menininkė. Kas čia? Prisipažinkit, kas čia vyksta?
Netyčia nubėgo nosis. Aš nenorėjau, kad tai būtų, bet taip nutiko tiesiog. Čia tiesiog atrodo tušas nubėgęs. Apsiverkė, kad tokią kaktą nupiešė. Įsivaizduoju, man tai Simonas visada žiūrinti tave mato va šitą veidą. Tai per kvadratą, kai aš atbėgu kirstis, taip mane mato. Toksai atbėga. Arba jis mane, arba aš jį. Čia yra kažkas kaip grobuonis mato žmonės, man atrodo, filme. Man čia arčiau yra grobuonio negu žmogaus. Bet visiems aišku, ką nutapiau. Čia yra mantelis po 2 minučių saulėje, lygiai taip pat atrodo. Jeigu nešukuosina ar kakta, aš dar abejočiau vapšė, ar čia žmogus. Žinai, žmonių yra, žmogaus nėra. Skaudu, bet geriau į akis tokį pamatyti. Na, o kągi, pažiūrim paskutinį portretą. Gerai. Čia yra klausimų. Čia čiūraš nupiešiu. Ne, bet aš čia žinau, kad čia mane piešia. Čia yra tam tikrų dalykų, kurie išduoda, kad čia aš. Taip. Čia Paulius yra. Trečią koją turi. Šiaip aš kaip piešiau, man atrodo, irgi bybį piešiau, bet netyčia su balta spalva irgi nupiešiau ant dviračio. Mane gerokai prieš greičio fiksavimo įrankius vadindavo trikojų, tai čia toks kaip ir... Tai tu esi tas pradininkas to viso pavadinimo? Aš jeigu esu labai išgėręs, jeigu virstų į priekį, aš neparvirstų. Tu realiai kaip žmogus trikampis, o tai va. Aš visą laiką tose grupėse, kur trikojais Pauliaus adresą numetu. Ir šiaip yra blogai, nes visi žino, kur aš gyvenu dabar. Ties Paulium visi prilėtina. Paulius pro langą išeina pažiūrėti, kad čia kamščiai visą laiką, blėt, prie mano langų. Galvoju, lengva dviratį mint šitaip. Aš galvoju, dėl to tu ir Lenciūga visą laiką išsitepaluoja. Realiai turi pranašumą su 3 kojom ant to dviračio, man atrodo, kai viena gali ilsėtis. Žinai, kur yra tas memas, kur mini dviratį ir pats įkiši savo pagalį į priekinį ratą. Gerai, ir taip aš suprantu, tapytojas yra... Mantas Bartuševičius. Taip. Plojimai Mantui, va čia tai įspūdinga. Čia, man atrodo... Pamatėme visus paveikslus, tai dabar vėl traukiame savo telefonus ir balsuojam. Arensai, argi mes turim jau rezultatus, ar dargi balsuoja mūsų gerbiama publika? Taip, jau rezultatai jau yra. Ir gerai, taigi pradedam tradiciškai. Paskutinioje vietoje šioje užduotyje pas mus lieka... Ir 1 tašką gauna Domas Raibys. Plojimai Domui. Tikėjausi biški kito vardo, kuris prasideda nuo M, bet žiūrim, kas vyks toliau. 4 vietoje pas mus Arensai. Ir 2 taškus gauna Vaidotas Šežinis. Plojimai Vaidučiui, palaikom Vaidutį. Aukštas ir gražus. 3 vietoje šį kartą. Ir 3 taškus gauna Mantas Bartuševičius. Plojimai Mantui. Mantai nesitikėjau, nemeluosiu. Šakiai! Ir 1 vietoje šioje užduotyje yra... Ir 5 taškus pasivogė, tai Simonas Žurauskas. Plojimai Simukoj. Vaidutį tu ir taip pat plojimai Domui, nes Domas lieka 2 vietoje. Palaikom Domą, plojimai Domui. Vis dėlto gerai tave? Ar Paulius gal? Aš lieku. Paulius, labai atsiprašau. 2 vietoje tau vieno protesto neužteko. Dieve, tu mane čia užkabinai dėl tų visokiausių, kad ten negimiau, dar kažkas. Bandžiau draugiškai, bet dabar jau nahui. Aš jau viską... Dabar tik pažiūrėkit, Tomašas irgi tapo nejuokingu. Wow. Ei, žinai ką, aš prisilaikau tradicijų. Aš norėčiau, kad Domas vestų, tada jis būtų Domašas. Argi Domašas šito norėtų? Tokį gražų ant savęs Domašas. Žiūrėk, aš laikau šitą pastatą ant savęs su šitom galūnėm, šitai paukšteliais. Tomaš yra vienintelis lietuviškas vardas, kuris baigėsi priebalse. Čia per protingas man, važiuojam toliau. Aš nežinau, kas yra priebalse. Labai netoli balsis būna. Gerai, Arensai, lieka mums dar viena misija, paskutinioji misija ir kiek žinau, jinai tokia biški išėjusi iš šitų patalpų. Taigi, pristatyk mums ją, prašau. Tai paskutiniai misijai dalyviai toliau užsiminėjo menu, tačiau šį kartą reikėjo jiems šokti. Arensai, labas. Iššok su virve nuo 16 metrų aukščio su mažiausiai emocijų savo veide. Tu žinai, kad aš belenkai paukščio bijau. Aš žinau, kad aš aukštas, bet aš belenkai paukščio bijau. Okay. Kaip manot, kuris labiausiai aukščio bijo iš jūsų? Aš turiu. Ačiū, broli. Jam visą laiką, Vaidutis, kai vaikštam, visą laiką galvas vaiksta nuo aukščio. Taigi, pamatėm, kokia užduotis, o dabar pažiūrėkim, kaip sekėsi man. Ar iš tikrųjų taip yra baisu, ar ne? Rožė? Jo. Nebaisu? Ne. Sikabink iš lėto, kojas paleisk
Gerai, pasileiskit, gal tik mėnas yra. Gerai, taigi su misija susipažinom, parodai, kas mūsų laukia, o dabar kasgi pradėjo šią misiją. Ir pradės Domas Raibys. Jau stresuot pradėjai? Aha, shout out visiems žvairiam. Arensai, ką? Aš galiu dabar tipo išsigastint ir tada jau kai šoksiu, nu, kad pasiruošt. Jo. Gerai. Gerai, pasikabinkis. O, brolytė. Gerai, žiūrėk. Tu tiesiai žiūrėjai vienu metu. Jau mane pykina, galiu biškį vimtelt. O dažnai apsivėmė? Niekada beveik. Tai blema, gali būti, kad būsiu pirmą kartą. Buvau pamiršęs pasakyti, kad labai greit apsivėmė. Gerai, ačiū tau. Ačiū tau. Paplojam Domui. Gerai, Domai, kokie buvo įspūdžiai nuo šuolio? Ne, aš tai dabar tik žiūrėjau, kaip akis atrodo. Blemba, pirmą kartą stambus planas neblogai išėjo. Pirmą kartą žiūrėjai savo į akis. Matai, blemba, su GoPro labai atrodo, kad ir ta žuvies akį labai išskečia. Arba gal aš esu žvairas, nebesu žvairas, kai nesvarume būnu. Kai labai įsigąsti. Turėjau astronautą būti. Vaizdas labai keistas, man atrodo, žinai, kai tu žiūri pro durų akutę, ar kurjeris ateina ir vat, jis į tave taip pat žiūri, žinai. Domui girtam keturgubinasi. Domas šiaip plačiausia požiūrį iš mūsų visų jaučiu. Nes gyvena užupį. Visą laiką iš kito kampo matos važinas. Taigi, pamatėm Domą, o dabar pažiūrėkim, kaip sekėsi su emocijom kovot Simonai. Kaip reikalai su aukščiu pas tave? Nekenčiu. Nekenčiu aukščio? Nekenčiu aukščio. Kai sakiau, kad nekenčiu aukščio, tai dar labiau pakilo mano neapykanta jam. Ten. Matau. Turiu nueiti juos ir pasikabinti. Ką? Arensai. Ką? Prakeiksiu tave. Pasikabėk, dar nepaleis. 1, 2. Nulis emocijų. Labai trina kiaušus. Nu kaip simukai? Nieko, visiškai. Nulis emocijų? Nulis emocijų. Gerai, ačiū tau. Šiaip labai įdomu, nes Simonai, kai užsidėjai šalmą, atrodė 40, bet kai įsitraukė veipą, vėl 14. Simonai, kodėl vis dėlto nusprendė, ar čia būdas buvo save nuramint? Kad nervus nuimtų, realiai dėl to. Atrodė, kad tu tik į to momentu, kol pradėjai jį čiult, buvo nervus, vėliau tave paleido. Grinai jo žodžiai. Kodėl tu šitą sakai, o aš adresinu save su tavim? Aš noriu tai adresinti. Gerai, taigi trečias mūsų dalyvis. Tai sekantis yra Vaidoto šuolis. Turi išgert kažką? Ne. Einam, nusipirksim išgerti ir tą važiuojam. Sakyt, varyk, linksma bus. Spaudžia? Ne, gali stipriau, žinok. Man reikia, kad kaip mama apkabintų. Turit gal rožančių kas nors, kokį nors. Reikia pradėti tikėti Dievo man dabar. Vienintelis dalykas, kurio gyvenime negaliu pernešti, aukštis yra. Pasiruošęs? Ne. Pasiruošęs? Ne. Gerai. Pizda, eiktų na. Dešinė irgi dabar, gerai. Pasikabink iš lėto, bet dar nepaleis. Iš lėto. Koja paleis. Paleis koją. Gerai. Gaudyk mėlynas virves. Eiktų na, hui. 1, 2, 3. Negaliu. Pasileidai. Neveiktų na, hui. Nulis emocijų. Nulis emocijų. Aš esu vanduo. Galim dabar žemyn galvą. Aš labai noriu atsiprašyti visų, kad keikiaus. Aš iš tikrųjų nesu toks žmogus. Čia Arensas kaltas dėl šito. Aš nekenčiu tavęs, Arensai. Pažiūrim širdį. Palies ranką ar šlapia ranka. Jo.
100 kem buvo prieš minutę. Į viršų, kai dar buvai ant platformos normalios. 140. Va. Jeigu tingit sportuoti, eikit tiesiog iš 45 metrų aukščio šokti. Vaidotai, ar kartotum? Aš žiauriai bijau aukščio, aš ant tiek bijau aukščio, aš net aukštojo nebaigiau. Va, ant tiek bijau aukščio. Bet ar tikrai VGTU aukštuoju galima vadinti? Žinai, aš galiu pasakyti vieną mintį apie šitą laidą. Čia man labiau yra ne komisija, o baimės faktorius. Blet, aš turėjau skambinti į barą užsisakinėti, šokti iš aukštai, blet, dar reiktų tėvui pranešti, kad mašinas daužiau ir iš vis būtų. Matai, mes esam nemokama psichologinė pagalba. Mes teikiam nemokamą psichologinę pagalbą. Žiūrėk, tu dabar ir maistų gali užsakyti, ir kažkur šokti, bet šokia jau ką nuo 4 aukšto. Man atrodo, nuo 2 tu ant kojų, va taip atsidursi pabražiausiai. Žinot ką, padarom dar vieną misiją, kas vėliau grįžt namo pa žmoną. Va, ahuiena, būtų dar vieną baimę įveikti. Baisiausias dalykas, gera idėja, jeigu surink dalyvis. Baisiausias dalykas, kurį dariau per paskutinius 10 metų, tikrai galvojau, kad atsijungs. Aš galvojau, kad mano galva, blet, į asfaltą parastrins ir tipo Arensas ateis gaivinti. Tu apie šuolį ar apie žmoną vis dar kalbėjai? Apie žmoną. Bet kažkiek tau pavyko įveikti tą baimę, ar vis dėlto lieki, kur buvai? Ne, ačiū. Man čia, va tiek, kiek aukštai čia esu, aukščiau nenoriu, ačiū. Lekiam toliau. Jo, ar publika norit pamatyti, kaip sekėsi Mantui? Sveiki, modafakeriai. Pasilgat? Niekur nepabėgsit nuo manęs dabar. Kad ir kur be žiūrėčiau, aš visur jūs matau. Nuo 5 aukšto net neužsimuša žmonės, man atrodo, ar užsimuša. Jeigu dėkingai nusileisi ant kojų, tai tik kojos lūš. O čia išlaikys 82 kg. Išlaiko, 120, 130 išlaiko. Gerai. Matai ten juodą virvę? Taip, matau. Turės nutikos ir pasikabinti. Lyg darytum pristraukimus. Pala, biški, pala. Žiūrėk, apačią visą lygą. Lėto, kojas paleisk. Paleisk koją. Gerai, kai būsi pasiruošęs, pasileisk ir gaudyk vienas virvės. O jeigu nepagaunu? Iš baimės pagausi, instinktas veiks. O jeigu ne? Pagauk. Gerai. Geriau pagauk. Kairėdė. Baisu buvo. Dar nežinau, ar galiu rodyti emocijas. Ačiū tau, Mantui. Ačiū. Paplokime Mantui. Mantai, tu aplamai turi aukščio baimę? Priklausomai koks aukštis. Pavyzdžiui, jeigu aukštas, tai taip. Ar čia buvo pakankamai aukštas aukštis? Jo, bet čia neparodė vieno dalyko. Ten kabo virvė tokia viena. Jūs matėte ar nematėte, ten kabėjo virvė ir kai tu, ta prasme, kai aš pasiėmiau ir aš pasileidau, ta virvė man buvo tarp kojų, kuri galiausiai truktelna. Ir aš tiesiog galvoju, gal aš tą virvę dėl viso pikto su koja persimetu į čia. Ir jinai tiesiog tai aš persimečiau ir truktelėjau. Aš nežinau, jeigu... Tai tu galėjai būti dar ir be vaikų. Čia galėjo būti, o ne Mantas šiandien. Būtų 2 lapų užteka šiandien. Gerai, pala, biški, pala. Kodėl? Nes tik ant spenelio. O čia jeigu... Tai tu dengsi nutrauktą bybį? Ai, ne, okei, aš galvoju, kad moteris, moteriai tu nedengtum galvoju. Tu pasakai, būtų pakakę 2 lapų, bet vis tiek mes ant kūno turim 4 lapus. Kaip? O, gyvenimo ironija. Ne, pas tave juk yra 4 lapai ant kūno. Kodėl? 2 iš viršaus ir 2 iš apačios, ar ne? Lapas po lapo. Ar aš kažką jau... Ir akmenį pratašo. Šago. Aš jau matau kaip renginą gal, kad pas tave... Eik pasitikrink pas daktarą. Man tai čia... Įbė tipo 2 lapai? O, blemba, kaip sulankstė, palaukis biškelį. Pas tavegi buvo 2 lapai. Ar aš čia per daug... lašas krito į kelnes? Žinot, ką aš padarysiu, kai jau 2 metus būsiu vairavęs? Va taip, Šiaip būtų faina, jeigu reikėtų ne ant galinio lango dėti savo kaip tu. Kad tikrintų pareigūnai, vat kaip tu. Gerai, ir pažiūrim tada paskutinį dalyvį Paulių. Taip, tai liko paskutinis Paulius Ambrazevičius. Bijai aukščio? Bijau, šiaip labai,
taip gan stipriai bijau. Jeigu būna proga nevaryti tokius atrakcionus, aš neinu visada. O kiek yra žmonių žuvę? Nei vieno. Kol kas ne vieno. Aha, gerai. Lemba aš čia. Bre, žinokit, aš abejoju, žinokit. Ne, viskas gerai. Bre, ne, Hebra, aš mižniukas. Aš bijau, aš jau man čia yra per aukštai. Ir dar šitas labai trukdo. Ne, žinokit, ne, sorry. Gerai, kur yra galutinis viršus? Va čia va. Čia rimtai? Tikrai? Tikrai pažadu. Tikrai pažadi? Pažadi? Dantį garantuot. O aš kai nušoksiu, mane ten apačioje kažkas paims? Nereikės atgal lipti laiptis? Ne. Bet aš rimtai, blem, aš myš noriu. Ble, žinok, vaikai daugiau turi drąsos negu aš. Nebus tiek malonumo žmonėms žiūrėti, kiek man bus hujova, jeigu aš šoksiu. Aš labai atsiprašau, bet man čia... Aš... Nesijaučiu gerai. Aš jaučiuosi labai blogai. Per senas šitiem dalykam, ta prasme, kad aš jau save per gerai pažįstu. Kas Pauliau nutiko? Aš negaliu, aš ties vidurį, man jau per baisu buvo. Ta prasme, čia ant tiek ne mano dalykas. Aš atsiprašau labai visų, aš jau geriau pabūsiu mižniukas perkeltinę prasme, negu tikrai apsimyšti tenai, krisdamas. Nes yra ta rizika. Gerai, ačiū Pauliau. Pauliau. Žiūrėkit. O sakei trikojus. Išmintingas žmogus, kuris žino savo ribotumus. Pavyzdžiui, aukštį. Pavyzdžiui, Pasatas labai ribotų galimybė yra. Bet dabar jūs šitą visai Lietuvai rodysite, ne? Būtinai. Tik, žinai ką, visa komisija bus pakartojanti iškarpą tavo paskutinės misijos. Va taip padarysi. Aš manau, kad žmonės už mane balsuos iš gailesčio šitoj rungty, tai... O šnekant apie balsavimą, tai junkite telefonus ir balsuokite už dalyvį, kuris parodė mažiausiai emocijų. Kol jūs balsuojate, taip pat norėčiau padėkoti Uno Parkui, kad leido mums ir davė tokią galimybę įvykdyti tokią paskutinę įdomią misiją. Taigi, jeigu jūs taip pat norėsit pasijaus biški vaikiškai, palaipiot ten paropo tarp medžių, užsukit į Uno Parką. Geras emocijas garantuotas. Ir dar, kol mūsų žiūrovai balsuoja, taip pat Uno Parke galima praskristi pranelį. Tai mes su Mantu biški pasilinksminom ir galim pažiūrėti. O, yra medžiaga? Nice. Mano kaip tik nenusifilmavo. Sveiki, susitikę ir vėl. Pravesiu jums ekskursiją po Vilnių, o tiksliau per Nerį, tai jau kiek matysit Vilniaus jūsų reikalas. Let's. Atrodo kaip laiminga mergiotė. Dar! Uopt, piki. Smagu. Darysi man gal dabar. Smagu. Labai smagu. Gerai, ar turim jau balsus? Ar atliko visus balsavimus? Ar tu atlikai, Arinsai, skaičiavimus? Grant Thornton Baltic vadovo, prašom pasisakyti. Ar tvarkingai? Patį Grantą Thorntoną Baltiką? Taip, ir paskutinėje vietoje ir 1 tašką gauna Paulius Ambrazevičius. Už ką? Už tai, kad nenusileidai, gauni 1 taškiuką. Aš niekad nenusileidžiu niekam. Tikiuosi, su šito gyvensi iki rytojaus. O mes pažiūrim, kasgi 4 vietoj. Nes 4 vietoj pas mus, Arinsai. Ir 2 taškus gauna Vaidotas Šešinis. Laimai Vaidotui. Nesitikėtų buvo žmonės, kad aukštas žmogus gali bijoti aukščio. O 3 vietoje šį kartą. Ir 3 taškus pelno, tai Domas Raibys. Laimai Domui. Paplojam. Taigi, paskutinėje misijoje 1 vietą užima. Ir 5 taškus gauna Simonas Žurauskas. Laimai Simonui ir taip pat paplojam 2 vietos nugalėtojai Mantui Bartuševičiui. Laimai dar kartelį Mantui ir visiems. Komisijos Ščiogolevaitė esu šiandien. Gerai, kadangi jau praėjo visos misijos ir mes esam pasidarę bendrą skaičiavimą, vis tiek kažkiek mes, kažkiek jūs nulėmėm nugalėtoją ir tradiciškai vis tiek pradėsim nuo paskutinės vietos. Nes per šią komisiją paskutinėje vietoje pas mus liko su 14 taškų Vaidotas Šešinis. Paplojam Vaidotui, tiek palaikom. Tu paskutinis, nežinau ar girdai.
4 vietoje liko. Ir 15 taškų gavęs Paulius Ambrazevičius. Plojimai Pauliui. Tik biški geriau už vaidutį. Gerai. 3 vietoje šios laidos yra. Su 16 taškų Domas Raibys. Plojimai Domui. Domais jau galima visada atsiplėšti virš. Ir nugalėtojas šios komisijos yra. Aplenkęs ant 3 taškų. Antrąją vietą ir su 25 taškais laimintis Simonas Žurauskas. Plojimai Simonui. Mūsų kalėdų senis. Taip pat paplojam Mantui Bartuševičiui už antrą vietą. Ačiū jums visiems. Portugalai Ačiū jums visiems Ačiū. Žinot. Ačiū. Daj mi možlybę. Proszę bardzo. Ačiū jums. Tikėkit, aš tikiu ir jūs tikėkit, nes jeigu niekas netikės, čia bus pizda, aš jums sakau. Ačiū jums visiems susirinkusiems Kadu Comedy klube. Taip pat žiūrėkit, stebėkit mūsų YouTube, subscribinkit, laikinkit. Jeigu ne, tai būtinai ateikit į sekančias gyvas laidas ir mes jūsų būtinai lauksime. Ačiū už puikią energiją, ačiū už puikų vakarą. Ačiū visiems. Ir iki susitikimo. Paplojam dar kartelį dalyviam. 5 nuostabus vyrukai, paplokit Arensui. Ir paplokit Tomašui. Ačiū labai ir ačiū jums. Iki sekančių kartų. Gero jums vakaro.